Slovakija tuo tarpu, kaip ir visi kiti jo, Ukraina palieka ant ledo, nebetieks ginklų, kaip sakant, ir Kinija pareiškia, kad nedalyvaus jau Zelenskio kalbose dėl taikos, reiškia, dėrybų kažkokių. Zelenskis bando organizuoti taiką kažkokią tai. Kai buvo galimybė padaryti taiką, Bidonas jam neleido, jis to nedarė. Bidono dėka. Karas tęsiasi po šiai dienai. Amerikos dėka. Karinio industrinio komplekso, BlackRocko, pasaulio ekonomikos forumo ir jo kitų šeimininkų dėka. O dabar Kinija kažkada bandžiusi būti taikdarė, dalyvauti, tarpininkauti, pasakė, kad jie net nedalyvaus šitose kalbose. Ir ginklų nieks nebeteikia. Ir panašu, kad Ukraina, kaip sakant, vis toliau, kuo toliau, to mažiau rodoma per spaudą. Praranda dėmesį, praranda palaikymą. Ir ko gero, kad greitų laikų iš vis bus niekam nebeįdomu. Ir gal pagaliau baigsis tas skardinės ten. Vieną kartą. Jau gal būtų laikas. Bet esmė, kad paliko ant ledo. Visi. Ir netgi tie, kurie siūlė kažkada taiką, tarpininkauti, ir tie nebenori nieko bendro su Ukraina. Labai liūdna. Labai liūdna, kaip sakant, baigtis šitos šalies, jo žmonių ir panašiai. Ne visų žinoma, ne visi mirs. Tai va, gerai, užteks šitos segmentuko važiuojami sekantį, kuris bus šiek tiek trumpesnis. Išlindo Tedrosas iš savo sklepo ir, žodžiu, vėl pasakė savo kalbą, vėl visai apie tai, kad adaptuota buvo politinė deklaracija pandemijos prevencijai praeitą mėnesį, pasiruošimui ir atsakui, pabrėžiant jų pasiryžimą pasitikti bendras grėsmės su bendra atsakomybė. COVID-19 pandemija, kaip sakant, užbaigė gyvenimus, sugriovė ekonomikos bendruomenės, atskleidė ir sustiprino politinės lūžio linijas ir taip toliau, taip nacijose, žodžiu, ir išardė pasitikėjimą tarp vyriausybės žmonių ir institucijų, pakurstyta daugybės dezinformacijos ir, reiškia, ir matant šitos visus reikalus, mes turime geriau pasiruošti sekančiai pandemijai, kuri tikrai smogs ne ar, o kada smogs, žodžiu, ir turėti jau paruošus atsaką ne kaip praeitą kartą. Kitais žodžiais tariant, negali būti klaidų, tokių kaip dezinformacija, ir dabar šalis narės derisi dėl naujo pandemijos akordo ir jo papildymo sveikatos reguliavimais, tam, kad sustiprinti teisinius modelius globaliam atsakui į pandemijas. Reiškia, ir mes negalim čia sustoti, mes turime, reiškia, eiti per nacionalinės ratifikacijas ir atskaitingą įgyvendinimą. Žodžiu, kliedesiai, pezalai, triedalai šito parazito, reiškia, esmė toliau, kad šitie visi parazitai, jie nestoja, nereikia tikėtis, kad jie stos, nes jie negali sustoti,